Štai ką aš suvokiau šiandien, kad dvasinis gyvenimas įkų yra vėlgi privotas orbito savo. Kas tai yra iš esmės Saulė? Kai mes žiūrim iš točkas zrения Saulė į šventą raštą, kai mes tikim, aš tikiu, kad AB realias šitoj kiaulidė reiškia, šitas visas angelas apsaugo jas, Mykolas Archangelas, tai yra dalis apokrifų tokių istorijų, bet jos esančių sovietmečių padarytos, tik taip pasakom. Tai va, grįžtant ortodoksiškumui į pasaulį, Danijos sąjūdžiai barbarų, kilus iš senų tautų, nyksta socialitetas Jokūbų tautos vis melų gauti dovaną iš Dievo. Va tai iš esmės nuteisus Belzebubą Jėzaus Kristaus vardu į Dievo angelų teismą mes pradėjome matyti. Tai įkų nėra košė visų, reiškia, demonų apsėstų, reiškia, žmogų, kaip reiškia, tokia puola ir puola boba su savo kontrolė, reiškia, bet kolonistinės Jokūbo pasibaigė pajėgos socialitete, mes esame visi liberalūs, kaip supratę visi žmonės, kokie be Dievo esame vieniši. Tai vat vakar mano buvo paskutinis, reiškia, raudos toks etapas, kada šiandien atsikėliau ir supratau. Aš ne Jokūbo dalis socialiteto, todėl manęs apstatė Hidiš tauta nekentė, nemylėjo ir visada žemino. Šiandien aš išgelbėjau AB nuo šitų realių telefonų sovietinių pasaulio laisvę, liberalizmą ir suvokimą aš, o žmogus. Ir kiaulidė ta visa, kurią Petras matė savo regėjime, sako, Dieve, kaip man juos valgyti? Sako, pasižiūrėk, tai žydai Jokūbai šitaip apgavo Ezavą. Ir visi jo palikuoniai iki šiandien ėjo per galvas mes socialistinis judėjimas, kol pamatė žmonės. O hren. Ir iš kiaulių įsilaisvinęs pasaulis. Ir angelas, Archangelas Mykolas, kurį užstačiau tarsi subjektyvąją ateitį, vadinasi objektyvas ateitį. Toks yra. O žmonių pasaulis einantis su sapnais į priekį. Todėl ne, mes miegodami nenumiršta, mes nueinam kelią, tą, kurio mūsų sielos nepažįsta. Bet ateitis, kurią šiandien matom subjektyvę ateityje. Kaip Paulius Petras pamatęs kiaulės, pamatęs koks Jokūbas tapęs. Sukūręs ateizmą, aukštinkit mane, aš autoritetas. Kai pamatė Regina Jadzinkus savo paralelinį laiką, pasibaisėjo, taigi aš ne tokia. Tai kokiagi? Kokiagi kleptomanija gali būti? Kokia gali būti kleptomanija ateityje paraleliniam laike? Ir Dievo sakymas, žiūrėk, negi tu nematai. Dauginimo stebuklas buvo, yra ir bus Naujam testamente, tai ne žydai, tai ne judaizmas. Tai kaip Dievas pamatė, nu gerai žydai, jūs visų dievų norėjot valdžios, dabar pavydėkite Ezavui. Visai šitai liberaliai pasaulio sistemai, kuri tikinti širdimi ir nekeičianti savo gyvenimo į Ezavo ir Juozapo pavyzdį, bet dabartyje, tam paraleliniam laikė, kuris buvęs, reiškia, Jokūbo ir Ezavo apgavystės, reiškia, reiškia, prašymą, mes savo širdyse regim ir suprantam, mes, krikščionių žydų, apgauti su Sovietų sąjunga. Tai vat esmė tokia. Točka zrenia iš Saulės, ne iš mano pačios, reiškia, trundžių, kitaip atrodo.